Sveiki visi, su jumis Povilas iš Master Forex Akademijos. Šiandien mes apžvelgsim su jumis indeksą S&P 500. Aš pasidalinsiu su jumis atskaitos taškais remiantis Master Forex techninę analizę ir savo strateginę kryptimį, kurią aš pats pasirinku savo prekyboje arba savo sprendimuose, priimant sprendimus dėl investavimo ir taip toliau. Primenu, mes su jumis tęsim kalėdinį maratoną, kurio metu aš prabėgsiu per pagrindinės valiutų poras, kriptovaliutas ir kai kurios instrumentus bei indeksus. Kiekvieną darbo dieną, kiekvieną rytą jūs surasit po video šitame kanale, todėl jeigu jūs dar neužsiprenumeravo šio kanalo, prenumeruokitės dabar, kad nepraleisti naujų video, o mes tada keliamės prie S&P 500 grafikų. Visų pirma, pradėti vertą nuo to, kad jeigu jūs nežiūrėjot, jeigu jūs nematėt mano pačią pirmą apžvalgą, kur aš išsamei per kiekvieną time frame S&P indekso perėjau ir suradau ir paaiškinau, iš kur atsiranda atskaitos taškai, tai labai rekomenduoju, kviečiu jūs tai padaryti, pasižiūrėti tą apžvalgą. Ta apžvalga buvo paviešinta 11 lapkričio 2018 metų ir jeigu jūs nežiūrėjot, nueikit būtinai pasižiūrėti. Va štai čia turėtų atsirasti jums dabar nuoroda būtent į tą video, arba šio video aprašymė paliksiu nuorodą į tą video. Tai yra, šis video yra tam tikra prasme tęsinys tos apžvalgos, tai yra, jums reikėtų iš pradžių tą apžvalgą pasižiūrėti, kad suprast, iš kur kai kurie atskaitos taškai atsirado. Taigi, jeigu jūs pamatysit va štai šį atskaitos tašką, matot, va štai čia apsauginis pivotas, kurį tada lapkričio 11 dieną aš pažymėjau ir suradau, ir dar tada mes bendravom ir aš sakiau, kad kai tik tai bus kirstas va štai šis apsauginis pivotas, visas va štai šis trendas S&P indekso, jisai bus sustabdytas, tai yra pereis. Vat visas štai šis trendas perės į fleto stadiją. Tai, gal fleto stadiją čia jau nebepavadinsi, nes greit jau turbūt, jeigu S&P indeksas taip ir tęs judėjimą žemyn, tai jau greit visi analitikai pradės sakyti, kad prasidėjo krizė pasaulinė, dar viena, ir arba eilinė, bet aš tai norėčiau su jumis šiandien panagrinėti vat štai šitas dvi vietas. Štai čia yra 2008 metų krizės pradžia. Gal aš priartinsiu kažkiek, kad geriau matytus. Štai čia yra 2008 metų krizė. Tai yra štai čia prasidėjo 2008 metų krizė. Ir štai čia kažkur tai 2009 metais jau tą mūsų krizę pajuto visa liaudis, pajuto verslai, pajuto paprastas gyventojas, kad mes esam jau kriziai. Bet štai čia, kai S&P indeksas pradėjo judėti žemyn, kai įvyko tas fazieras D1 lygio žemyn, būtent štai šis judėjimas, štai čia yra D1 lygio fazieras žemyn. Kas norėsit, galėsit perėti prie D1 lygio time frame, tiesiog čia aš palieku V1, kad matytus visas štai šis judėjimas, kad jūs suprastumėt, ką aš noriu pasakyti. Ir nuo štai šio fazieras D1 žemyn prasidėjo krizė arba tas S&P indekso judėjimas, apie kurį pradėjo kalbėti kaip apie krizę, tik tai vėliau štai čia, kai jau susiformavo apsauginis pivotas, kuris saugojo visą štai šį judėjimą žemyn. Ir štai čia, kai buvo jau kirstas apsauginis pivotas, kai per grafikus ir per MF techninę analizę buvo matyti, kad krizės ta banga jau sustojo kaip minimum ir vėliau, kai jau įvyko fazieras į viršų, štai čia 10 metais ir 9 metais visi čia verkė nuo krizės ir sakė, ajajai, kaip blogai, krizė ir taip toliau. Bet ką aš noriu pabrėžti, kad štai šio vietoj apie visi štai čia gyveno laimingai, čia rinkosi būsto paskolas, pirko viską, ko reikia, ko nereikia, gyveno, žodžiu, ne pagal savo galimybės. Ir dabar, štai čia galite pasižiūrėti, 2008 metų pradžia kažkur tai buvo, ir štai čia mes turim 2010 metus, kai įvyko fazieras į viršų, arba 2009 metai, kai prakirtom apsauginį pivotą. Tai dabar tą patį scenarijų praėjo apie 8-9 metai. Jeigu jūs pasižiūrėsit krizių pasikartojimo ciklus, tai visi pasakoja apie 8-9 metų skirtumą tarp krizių, tai yra tarpą tarp krizių. Tai aš norėčiau su jumis dabar sugrįžti atgal prie štai šios vietos, prie mūsų dabarties ir dar kartą pasižiūrėti, kasgi čia vyksta. O čia, prisimenam dar kartą, štai apsauginis pivotas, kuris visų pirma sustabdė visą štai šį trendą į viršų, tai yra visas globalus S&P 500 indekso judėjimas sustojo kaip minimum ir mes dabar pereisim prie D1 lygio time frame ir pasižiūrėsim, kas čia vyksta. Vėliau kažkur tai prieš 2 savaitės aš buvau įrašęs dar vieną apžvalgą, mes, man atrodo, štai šio vietų bendravom, aš buvau pasižymėjęs štai šitos atskaitos taškus ir dabar mes su jumis turim labai tokį gražų D1 lygio
fazierą žemyn. Ir dabar kol kas niekas apie krizę nekalba, dabar kaip ir 2008 metais visi gyvena laimingai, visi raportuoja, kad ekonomika atsigavo, kad viskas gerai, viskas super, visi vėl perkasi nekilnojamo turto savo paskolas imasi ir taip toliau. Žodžiu, visi dabar laimingai gyvena ir niekas net nenutuokia apie tai, kad S&P indeksas padarė tokį pat D1 lygio fazierą žemyn, kaip kadaise padarė 2008 metais. Jeigu jūs prabėgsit per visus 8 metus, nuo 8 metų iki štai šiandienos, tai jūs nesurasit kito D1 lygio faziero žemyn. Tai vat, jeigu taip primest ir paskaičiuot, kad jeigu tada apie 2 metus S&P indeksas lipo iš krizės ir ten prarado beveik dvigubai, ne, ten buvo apie nuo 160 maždaug nukrito iki 70 dolerių, ne, tai dabar jeigu mes esam prie 300, jeigu tai pritaikius tiesiog istoriją, tai galima visai tikėtis, kad mes nukrisim iki kokių 180-150 su šiuo indeksu. Tai tie, kas investuoja, tie, kas užsiima akcijų prekybą ir investuoja vertybinius popierius, tai jiems šitą informaciją bus labai įdomi ir labai svarbi, kadangi mes dabar esam pagal MF techninę analizę D1 lygio trendo stadijoje žemyn ir apsauginis pivotas, kuris saugo štai šią trendo stadiją žemyn, jisai netgi nesusiformavo, netgi apie jį netgi kalbos nėra. Mes turim iš pradžių smulkesniuose timefrėmuose kažkur tai pristabdyti judėjimą, tada vėl atnaujinti apačias ir tada jau galima bus kalbėti apie kažkokį tai pivotą ir tik tai tada, kai mes jį kirsim tą pivotą, tik tai tada galima bus kalbėti apie naujosios štai šitos krizinės bangos sustojimą ir tik tai tada, kai įvyks naujas fazieras į viršų, tada bus galima kalbėti apie išėjimą iš krizės. Taigi čia galima skaičiuoti, jeigu mes dabar judam į 19 metus, galima bus turbūt pasižiūrėti į S&P indeksą kažkur tai 2021-2022 metais. Ir galbūt paieškoti ten naujo faziero į viršų ir pagalvoti apie kažkokį tai naują trendą į viršų. O kol kas aš fiksuoju savo strateginę kryptį D1 lygio žemyn, aš pats nešortinu, aš pats nepardavinėju S&P indeksų, neprekiauju, bet aš pats orientuojuos į S&P indeksą, kadangi aš pats investuoju į pasaulinės tokias kompanijas, į vertybinius popierius, užsiimu tokį ilgalaikį investavimą su tikslu gauti dividendų. Tai yra mane domina kompanijos, kurios po 50, 70, 100 metų vis dar bus su mumis. Tokio lygio kompanijas kaip Coca-Cola, tokio lygio kompanijos kaip British Petroleum, tokie žinomi brandai, kurie moka dar ir dividendus. Tai yra, aš siekiu su tokia prekyba pigiau nusipirkti tokias žinomas kompanijas ir palikti 50 metų, kad man kapsėtų nemokamas pinigėlis. Tai yra per dividendus gaut pasyvų pelną. Tai tie, kas užsiima tokiu pat investavimu ir tie, kas supranta tokio investavimo principus, tai jums irgi bus įdomu žiūrėti arba suprast, kadagi štai šis D1 lygio trendas žemyn, trendo stadija sustos ir kadagi mes turėsim naują trendą į viršų, kad galima būtų pradėti taip aktyviau užsipirkinėti tom kompanijom, kadangi jos tuo momentu bus labai atpigusios. Tai yra man asmeniškai toks D1 lygio fazieras žemyn arba šita prasidedanti krizė, kurios niekas dar nemato, man tai yra superinė galimybė, kad aš galėsiu labai pigiai apsipirkti vertybiniais popieriais tų kompanijų, kurios dabar yra galbūt per brangios man arba per smarkiai užkilusios ir tų kompanijų kainas, akcijų kainos nukris ir jos bus lengviau įperkamos. Taigi, tokios mintis S&P indeksui. Man labai įdomu, ką jūs galvojate apie tai, kokios jūsų mintis ir galbūt jūs kažkokių tai įdomių informacijos šaltinių turit apie artėjančią krizę ir ką jūs apie tai manot, parašykite šio video komentaruose, bus įdomu su jumis apie tai pabendrauti. Beje, turbūt kažkas pasakys, kad S&P indeksas, S&P 500 čia ne vienintelis indeksas pasaulyje, ne, ir kodėl taip galima kalbėti apie pasaulinę krizę vien tik tai remintis tai šiuo indeksu. Tai tie, kas supranta MF techninę analizę, jūs pasižiūrėkit į DAX indeksą europinį, pasižiūrėkit į kitus indeksus ir jūs pamatysit, kad tie indeksai yra jau irgi seniausiai D1 lygio trendo stadijoje žemyn. Ir S&P indeksas šiuo atveju jau toks kaip ir vėluojantis indeksas, kuris dar kurį laiką laikėsi ir liktai bandė čia kažkur tai paflituot, bet jis tik neištvėrė ir irgi padarė D1 lygio fazierą žemyn. Ateis laikas po naujų metų, spėju, kažkur tai galbūt vasario link, kovo pradžios link, jau pradės visi kalbėti apie krizę ir minėti, kad kažkiek tai ten procentų pakrito S&P indeksas ir jau galima oficialiai vadinti, kad prasidėjo krizė. Tai įdomu, kuom tai visą baigsis.
ir įdomu sužinoti, ką jūs apie visą tai manot. Jeigu jūs dar neužsiprenumeravote šį kanalą, tai prenumeruokitės, kadangi DAX indeksą aš irgi įjungsiu į savo maratono vieną iš video, tik tai turbūt gal po savaitės žiūrės. Taigi kviečiu prenumeruotis ir atsisveikinu su jumis šiandieną ir susitiksim su jumis jau pirmadienį su nauja maratono apžvalga. Sėkmės visiems ir iki.